Žiūrėk, jeigu nori daugiau pardavimų, nori daugiau parduoti, nori daugiau klientų, nori daugiau tiesiog pinigų, bet tai yra atrodo kaip sunkus darbas, atrodo kažkoks tai, ne, man dabar reikia tą daryti, man dabar reikia tą daryti, man reikia tą išmokti. Užuot, wow, kaip faina, žinai, aš noriu pritraukti žmonių, man labai faina, nes aš turiu gerą produktą, gerą dar kažką, bet kai reikia kalbėti, kai reikia pasakoti, kaip reikia dalintis, nieko gero iš to neišeina. Prasideda, prasideda vidinės kovos, prasideda vidinis, o gal taip, o gal taip, o gal tas. Iš tikrųjų šūdinas jausmas yra. Nes turėtų likti verslas, nes savo verslas turėtų savo produktą pardavinėti, turėtų kaip tik kaifas, atrodo, turėtum kaip tik laisvas, turėtum labiausiai apsidžiaugęs, užsivežęs ir taip toliau, bet kažkodėl to nėra. Aš visą laiką beveik taip galvojau, nes pats pažiūrėjus į savo gyvenimą, realiai mano visas verslas, ką aš dariau, ką aš išmokau, buvo grynai iš išgyvenimo. Kai aš buvau, bet išgyvenimo kokio išgyvenimo, ne iš pinigų vien tik tai, ne iš valgymo išgyvenimo, iš emocinio išgyvenimo. Nes aš kai pradėjau, dirbau Anglijoje kaip fabrike, kaip apsauginį dirbau, aš stovėdavau vienoje vietoje ir aš matydavau, kaip mano gyvenimas dingsta, kaip aš jokios vertės nesukuriu, kaip mano viskas, kas aš esu, realiai neegzistuoja ir neįdomu. O ko labiausiai man reikėjo visą laiką, aš labiausiai trošku būti matomas, mylimas, įvertintas, kadangi be šeimos, be žmonių. Be žmonių gyvenime savo beveik buvau, kur neturėjau net santykių normaliai, niekada nesukurdavau. Reiškia, aš turėjau, žinai, tą, o kaip aš tą padarysiu, aš turiu tapti, tą išmokau, turiu tapti vertingas, turiu būti svarbus, toliau. Ir visame tame, kas gavosi, sukūriau kažkokį verslą, sukūriau kažkokį tai žinias savo, ką aš moku, ką aš žinau, iš tos pusės, kad aš būčiau vertingas. Vertingas, kas jiems įdomu, ne kas man. Vertingas žiniomis ir duoti tai, kas jam įdomu, bet nebūtinai, kas gauti man. Ir po to tiek santykiuose, tiek versle išmoksti, kad arba įsikali į galvą, kad turi daugiau duoti negu gauti, kad turi stengtis dėl jų užuot savęs. Ir kur tai pasidaro, kad po to realiai, kaip norime parduoti arba produktus kuriam, nes žmonės, aš irgi lygiai taip pat, kaip ir daugelis su kuriais kalbu, tai yra, kad tas produktas ieškai, kad jisai tave pateisintų tavo vertę. Gera kompanija, geras produktas, šito produktu tikiu, dar kažkas, kad kas tai bebūtų, tada ieškai to kažkokio išsigelbėjimo. Ir ypač pardavimuose, kodėl žmonės neparduoda, dėl to, kad pardavimas atskleidžia realiai visą tavo tamsąją pusę. Ko tu labiausiai bijai. O ko mes labiausiai bijom? Ko aš labiausiai bijau? Būti atstumtas, būti nereikalingas, būti tai, kad ką aš siūlau, būti neįdomu, dėl to aš persistengiu, dėl to aš bandau visais būdais, ką sakyti, kokias formulės naudoti ir taip toliau. Visame tame, nes nėra manęs. Niekada nebuvo manęs. Žmonės netikėjo, nematė, nes matė tik tai tą kaukę, matė tik tą išgyvenimą, tą. Realiai visas verslas, viskas, kas aš esu, buvo iš išgyvenimo. Ir tu, jeigu pažiūrėsi savo gyvenimą, atrodo, verslas, dabar man, žinai, čia daugiau pinigų, daugiau klientų kažką išspręs. Ką išspręs, po daugiau pinigų turėsiu, reiškia, aš daugiau turėsiu galimybių, aš galėsiu tada tą daryti. Bet jeigu aš turėčiau daugiau pinigų, daugiau galimybių, daugiau klientų, tada aš būčiau laisvesnis, bet kai gaunam tų pinigų, nesam laisvesni, net dar labiau jaučiamės, kad, šitas dalykas veikia, aš dabar esu kaip kalėjime, aš jį turiu dar labiau daryti, nors aš jo nenoriu, nes jis nepatinka. Mes einame arba gelbėjom žmonės, arba bandome kažką įrodinėti, arba mums reikia kažką įrodinėti. Ir viso to pasiekmė, kad o kur mes? O kas mums svarbu? O kur tai, kas mes esame? Nes
jeigu aš neduodu žmonėms vertės, jeigu aš neduodu žmonėms, kas jiems yra svarbu, kur mano vertė tada baisu pasidaro. Bet vertė ir yra čia. Vertė yra, kas aš esu. Šitos netgi visas pasakymas, aš net nematau realiai, iš mano tas apsisaugojimo net nemato, ką aš čia sakau, kur tai vertė, ką tu duodi kažkokį, ką mokai. Tai kaip pardavimų daugiau gauti, ne? Klausimas, ką tie pardavimai tau padės. Nes jeigu galvoji, kad jie tave išgelbės, dėl to nenori jų pardavimų tu daryti. Dėl to sunku taip pardavimus daryti, dėl to sunku taip eiti, žinai, visokius tos mokymus, eiti video daryti visokius tokius, bandyti tą produktą įkišti. Nes realiai tavo produktas yra, dėl to aš sakydavau, tavo produktas kaip tavo pimpalas, kaip penis. Tai yra dėl to, kad čia ne dėl to, kad kažkoks tai šokas ar kažkaip negražiai sakoma, bet dėl to, kad tai yra intimiausia tavo dalis. Dažniausiai mes sukūrėm tos produktus ar paslaugas, nes tai yra intimiausia mūsų dalis. Tai yra tai, kas susiję su viskas, tai yra ir mūsų pasididžiavimas, ir mūsų gėda, ir mūsų intimiausios dalys, viskas tai yra tenai. Ir mes turim save pateikti, tada mes tą produktą, sakykime, pateikinėjom kaip save, ir mes priimam tą žmonių nenorą, arba nematymą, arba netikėjimą to produktu, yra kaip savęs atmetimą. Kad jeigu žmogus nenori produkto, jisai nenori mūsų. Jeigu žmogus nenori tai, ką mes pasakojam, sakom, žmogus nenori mūsų. Tada kaip tu gali tada pardavinėti? Kaip tu gali norėti pardavinėti? Kaip tu gali... Saulė išlindo. Kaip tu gali norėti pardavinėti? Kaip tu iš vis gali norėti siūlyti, jeigu tu kaip produktas, arba tu esi nematomas, tu esi atstumiamas ir tu esi nenorimas. Bet aišku, žinai, dėl to, kad mes pardavinėjom būtent iš tos pusės. Tai yra, kaip man pateikti, sukurti vertę, kad žmonės norėtų, ir mes dėl to pasimetę esame, dėl to neaišku tai būna, kokią strategiją naudoti, ką sakyti, bet čia per daug, žinai, aš čia per daug meluoju, čia strategija, aš čia bandysiu, žinai, įkišti, o jeigu tai neveiks, visas tas pasimetimas yra, o ką daryti, o kaip pardavimai vyksta, o ką reikia daryti, kokios strategijos. Tai pilna strategijų, bet tikrai galima viską padaryti, bet tai turi būti iš teisingos vietos, iš teisingos čia vietos. Yra. Be baimės, be noro. Svarbiausia, kad suprastum, be noro įtikti, be noro, kad kažkas priimtų. O tai gali padaryti tik tada, kai save priimi. Realiai tu būsi nesuvaldomas, nesustabdomas pardavėjas ir pardavimų daug turėsi tada, kada save priimsi, kada vertinsi save ir kada nustosi gyventi savo išgyvenimo asmenybėje. Bet klausimas toksai yra, kas dabar klauso? Ar iš tikrųjų tu, ar iš tikrųjų išgyvenimo asmenybė? Kaip žinai, kad tu neišgyvenimo asmenybė? Ir kaip atskirti tai? Jeigu galvoji, aš turiu kažką gauti, aš turiu kažką padaryti, aš turiu kažką tai laimėti, kažkaip tai suchimičyti kažką, kad gaučiau rezultatą, užuot kas aš iš tikrųjų esu, kas mano širdyje, viduje, be baimių, be apsisaugojimų slypi, tai tada asmenybė išgyvenimo. Ir tai nėra blogai, nes iki čia mane atvedė iki šičia. Aš esu dabar Tenerifėje gyvenu su savo mylimąja, su sūnum, kuris dabar kaip pasikeičiau savyje, tai sako, anksčiau nenorėdavau su tam gyventi. Bet aš nemačiau, nežinau, nes viskas buvo iš tos pačios išgyvenimo asmenybės. Tai jeigu tu pasiruošęs, jauti, žinai, kad tai, kaip dabar išgyveni, neveikia tau. Kad kažkas negerai, kad kažkur tai užstriga, kažkas tai ne taip. Kad nėra visokio tikslo, ką darai, žinai, verslas, visą kitą, dėl to, kad bandai kažkokią pasiekti tą
viršūnė, bet ta viršūnė kuo toliau, tuo jinai atrodo tolimesnė, arba kad kaip kopi, tuo labiau atrodo sudėtingiau. Neturėtų tai būti, atrodo, kaip tik turėtum aukti, eiti į priekį ir toliau. Laikas gal. Aš darau dabar tai, ką aš norėjau, kad ieškojau, kad man ilgai tai padarytų. Tai yra man atmerktų akis. Nes aš visiems norėjau atmerkti akis, tik tai tam, kad mane pamatytų, priimtų mane. Ir nemačiau, kad aš buvau užsimerkęs. Jeigu tu pasiruošęs ir tikrai nori turėti gyvenimą tokį, kur tikrai pats jaustumės kaifą, užsivežimą, kad baimė ir visi kiti dalykai tavęs nestabdytų, bet ne dėl to, kad tu, žinai, eini per baimę, tipo drąsus, bet dėl to, kad suprastum, iš kur ta baimė kyla, kaip jinai tave stabdo, kodėl jinai tave stabdo, nes jinai tik tai nori tave apsaugoti. Ir čia labai svarbus dalykas, nes jisai padeda. Baimė padeda apsaugoti mus. Dėl to mes nedarome verslų, mes tiesiog bėgame nuo savęs, apsimesdami, kad darome verslą, kad kažką pardavinėjame realiai, bet pardavinėjame ne save, pardavinėjame kažkokį dalyką, kur galvoja žmonėms reikia, arba būtų naudinga ir tada galvojam, kad žmonės mus priims. Jeigu nori pasikeisti, parašyk komentarą, parašyk man, nori pasikeisti iš tos pusės, kad situacija pasikeistų, kad gyvenimas visai kitoks būtų. Nes tau nereikia keistis, tu jau esi toks, koks esi. Reikia tik nustoti leisti tai asmenybę išgyventi. Nes jinai nenori, kad tu gyventum, nenori, kad tu išgyventum. Išgyvenimas yra emocinė sausra, emocinis chaosas ir emocinis troškulys. Parašyk, jeigu nori. Kitaip. Jeigu su tavim, jeigu tai tau, jeigu tu skamba kaip, ką aš kalbu dabar kaip tavo, parašyk čia. Padėsiu. Kaip tai atrodo.